Sveiki. Žiemos speigai traukiasi, bet protingos galvos apie sąskaitas už šildymą galvoti nepaliauja. Toks pusiau hegzametras apie naująjį renovacijos modelį. Juo domėjosi į aplinkos ministeriją susirinkę savivaldybių atstovai. Kitas laidos puslapis apie pasyvųjų namą. Aplinkos ministerijos salė tiesiog braškėjo nuo visų Lietuvos savivaldybių atstovų susirinkusių aptarti naująjį renovacijos modelį. Kas stabdė renovaciją? Trys pagrindiniai dalykai. Tai yra žmonių baimė imti paskolą, ką mes ir sprendžiam naujų modelių, organizacinių gebėjimų stygius, ką mes irgi bandom daryti per programos administratorių, ir kad yra per mažai procentų skiriama, kad atsiperkamumas gaunasi per ilgas. Ir radome mechanizmą, kaip padidinti papildomai 10% finansuojant daugiabučių renovaciją konkrečiais klimato kaitos programos. Politinis sprendimas padarytas, teisiniai sprendimai yra paruošti ir eina pritarimui. Aš negaliu garantuoti, aš nesu Dievas, kad tikrai prabalsuos vienaip ar kitaip. Bet politinis sutarimas yra. Noras ir visos vyriausybės, ir visos koalicijos, aš matau, yra labai didelis ir aš manau, kad tikrai taip turėtų ir būti. Šiame pasitarime nebuvo nė vienos savivaldybės, kurios neatstovautų arba pats meras, ar kitas aukštas ir kompetentingas valdininkas. Savo miestuose prisiklausė begalės dvejonių išreiškiamų gyventojų, jas visas atsivežė į Vilnių. Ir štai papildomi 10% dotacijų iš klimato kaitos fondo, padidinantis renovacijos finansavimą nuo 30% iki 40%. Sukėlė pirmąją klausimų bangą. Ar tos 10% gaus ir tie keli iniciatyvūs namai, kurie jau dabar vykdo renovaciją? Ar dabar galios tiems namams, kurie vykdo renovaciją? Negalios turbūt. Net ir atsakymų nereikia. Dabar turbūt teisingai supratau, kad tie, kurie vykdo, 40% negalios. Negalios. Nu va. Galios? Galiu pasakyti kauniečiams, kad iš tikrųjų aukšti ponai pasakė, kad galios. Tie, kurie gauna 50%, tai tikrai jiems negalios, kadangi jie turi specialiąsias sąlygas. Pagal čia. Tie, kurie įgyvendina su 30% finansinė parama, nebus nuskriausti ir bus taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir dabar pradėsintiems, kurie pradės savo projektus įgyvendinti iki 2014 pabaigos. Kai bus atlikus renovacija, ta suma išskaičiuota, ta nauda gal išskaičiuota iš tų gyventojų, nes realiai šilumos tiekimo įmonė sąskaitas gyventojams išrašys jau mažesnės, kiek ten atitinkamai bus. Kaip tą skirtumą išskaičiuoti, kiek turėjo mokėti, sakysim, gyventojas iki renovacijos, o realiai sąskaitą tai gaus mažesnė. Čia yra administravimo klausimas ir čia programos įgyvendinimo administratorius turės sukurti tam tikrą sistemą, informacinę sistemą, kad gyventojai matytų, kad tu sutaupytų 75 ar kiek kilovatvalandžių, kurių išfiksuoti, reiškia, tam investicijų projekte konkrečiam namui, padauginus iš šiuo metu galiojančios energijos kainos, tikrai nebus imama iš jo daugiau, negu kad reikalinga investicijų grąžai. Logiškas bus jūsų klausimas, o kas bus, jeigu reikės daugiau. Tai čia vėlgi paskolos arba investicijų administravimo klausimas. Bankas turi galimybę padaryti atidėjimą, pratęsti investicijų išmokėjimą tam, kad išlaikyti atitinkamai gyventojams duotus pažadus. Kelios savivaldybės jau gali kalbėti remdamosis asmeninę patirtimi. Viena iš jų Akmenės. Čia renovuota visai nemažai namų ir tai buvo padaryta vykdant ankstesnę probleminių savivaldybių tvarkymo programą. Tačiau pagal tą gerąją programą gyventojams reikėjo mokėti tik 15% kaštų, renovavus daugiabučius išryškėjo naujos problemos. Turim įvairių renovacijų ir su skaitliukais ir be skaitliukų ir dabar tą kvartalinę renovaciją, kur padarėm, yra vėlgi įdomių pasiekmių, kai mes jau šiandien diskutavom. Esmė yra tokia, kad, sakykime, kai kalbama, kad bus grąžinama iš tų taupomos šilumos, pas mus visi namai su skaitliukais. Žmonės netaupo. Atsidarė langus, leidžia tą šilumą ir jam viską kompensuoja ir nesvarbu, kiek jis to šilumos išleis, nesvarbu, kad namas renovuotas. Vis tiek, tą, ką jis viršė, jam yra kompensuojama. Todėl reikia galvoti įvairios dar kitus saugiklios mechanizmus, nes jeigu skubėsim ir jeigu tik užsituosim kiekį šiandien renovuoti namų kiekį, o ne vis dėlto ką sutaupyti, pinigus, šilumą ir kokius pasiekti rezultatus,
Tai aš manau, kad taip beskubėdami iki 15 metų tikslo nebus pasiekta. Labai teisingai. Mes tuo klausimu dirbam su profesoriumi Stankevičium. Jisai yra ruošę tokią naują metodiką dienolaipsnių skaičiavimui įvesti ir ta prasme, kad aiškiai mes žinotumėm dėl vartojimo po renovacijos. Tikrai tą problemą pasiruošę spręsti ir tikrai mes šitą bandysim, ta prasme, padaryti tam tikras korekcijas. Kita iniciatyvi savivaldybė, kuri nesidėjo rankų sudėjus, tai Birštonas. Pirmieji Lietuvoje pradėjome ieškoti lėšų ne tik Lietuvos biudžete, bet ir žvelgiamės į ES, į Europos komisijos biudžetą. Todėl parašėm tokį kartu su mokslininkais Gedimino technikos universiteto, parašėme labai ambicingą projektą EcoLife. Ir ten yra numatytos lėšos kvartaliniai renovacijai daugiabučių namų. Mes su tuo projektu, reiškia, jeigu pavyktų įgyvendinti, renovuotumėm 13 daugiabučių namų, 3 viešuosius pastatus, taip pat ir šilumos gamybą apjungtume, reiškia, ir atsinaujinančiai šaltiniais, dar katilą vieną pastatytumėm atsinaujinančių šaltinių ir taip, biokuro katilą, taip. Tai žodžiu, iš tikrųjų esame pirmoji savivaldybė, kuri sudalyvavom rengdami tą projektą ir gavom finansavimą. Todėl šiandien labai tikimės, kad tikrai bus atsižvelgta į tai, kad Birštonas yra viena iš tų savivaldybių, kurie pirmieji pradėjo galvoti apie tai, kad reikia taupyti šilumą. O dabar, sakykime, labai aktualu yra, ar žmonės sutinka ar nesutinka. Ir dabar labai apie tai yra diskutuojama, ar norės ar nenorės tie gyventojai. Tai kaip jūsų gyventojai? Žinot, aš pasakysiu dabar, kai per televiziją ir pirmieji asmenys prabilo apie daugiabučių namų modernizavimą, mes sulaukiam vis daugiau skambučių ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai klausimų, dėl to, kad žmonės sako, tai kaip merė bus pas mus? Ar mes renovuosim, ar pas mus kas nors vyks? Žmonės pradėjo domėtis, jiems pasidarė įdomu ir aš jau dabar kalbėdama su žmonėmis tiesiog, matau, kad jiems reikia tos renovacijos. Galbūt ne 100%, aišku, gal visi ir nesupras ir nesuvoks, bet dauguma žmonių jau nori šitos renovacijos ir laukia. Ignalinoje, Visagine ir Zarasuose gimė naujasis modelis, kurį suprasti ir įgyvendinti turėtų visa Lietuva. Mes supratom taip, kad jeigu mes turėdami galimybės nedarysim, už mus niekas nepadarys, o jeigu mes darysim pirmi, tai mes pirmi ir pasidarysim. Ir ką jūs dabar padarėt? Jo, tai mes padarėm, reiškia, turėdami galimybę renovuoti iš probleminės teritorijos, padarėm ne tik tai, sakykime, suorganizavom žmonės, kad jie norėtų pasidaryti pagal dabartinę programą, bet ir pralaužėm ledus, tai yra suteikėm, susitarėm su vyriausybė, leido mum ir visom savivaldybėm daryti pačiom, o ne gyventojam, gaunant iš banko paramą, atliekant darbus ir paskui iš fondų atstatant dalį ir iš gyventojų atsistatant už sumažėjusią šilumą paskolos dalį. Ir, reiškia, tai būtent ir susitarti, reiškia, visus pirkimus ir taip toliau, kuriuos baigiam dabar dėlioti. Ir galutinai mes planuojam gegužės mėnesį tiek, kiek yra pinigų, visus 53 namus ir juos renovuoti. Ir planuojam kitų metų vidury mes tos namus pasidarysim, tai bus sudarys mūsų beveik 80% miesto, Ignalinos miesto daugiabučių. Ir jeigu žmogui išaiškini, kad jam nereikia ne vieno lito šiandieną skirti renovacijai, ir jisai tos pačius pinigus, kuriuos šiandieną moka ir toliau mokės, jeigu namas nebus renovuotas, bet jeigu namas bus renovuotas, tai jisai turės stogą naują, kuriam nereikės rūpesčių pinigų rinkti, remontuoti, jis turės laiptinę naują, jis turės įėjimo kodinės spynas ir jis turės komfortą. Nebus taip, kad aukštutiniai aukštai šąla, apatiniai šąla, šoniniai šąla, o vidutiniai aukštai perkaista. Reiškia, name atsiranda komfortas, mokėjimas nepadidėja ir, reiškia, nereikia pinigų paskui galvoti apie namo eksploataciją. Tai praktiškai minusų kaip ir nebelieka. Buvo anksčiau minusai, kad, sakykime, reiškia, bankui paskola. Tas problema dingsta. Žmogus su banku sutarčių nebeturi. Dabar sako, aš ilgai negyvensiu, ten tipo mirsiu ar kas. Tai jeigu tu gyvensi metus, tai už metus ir mokėsi. Dabar jeigu tu norėsi parduoti, tu parduosi vėl su ta uodega. Dabar toliau, reiškia, jeigu, sakykime, prarasi kompensacijas, tai reiškia turėsi pajamų, jeigu kompensacijas prarasi.
Dabar, sakykime, jeigu turi kompensacijas, tai tau iš vis nieko nereikia. Nei tau šilumo kainuos, nei tau renovacija kainuos. Šių dienų Lietuvoje nieko nenustebinsi dejonėmis ir skundais. O štai noras dirbti ir žinojimas, kaip dirbti, net išmuša iš pusiausvyros. Esu labai patenkinta, nes visada yra smagu išgirsti nuomonės iš savivaldybių, iš atstovų, kurie iš tikrųjų dirba su žmonėm, kurie tiesiogiai ir dalyvauja ir dalyvaus, tikiuosi, šitam procese. Tikrai labai džiaugiuosi susitikimu, turiu labai daug konstruktyvių ir pastebėjimų, ir pasiūlymų, ir pamastymų, ir tikrai geranoriškumas mane nuteikia, kad tie darbai, kurie suplanuoti, jie turėtų vykti sėkmingai. Pagal viską, kaip aš pristačiau, aš supratau, kad einame teisingų kelių, be jokios abejonės yra įvairių pamastymų, korekcijų, patobulinimų, pastebėjimų, tai yra natūralu, taip ir turi būti, bet principinė schema yra tinkama ir principas yra įgyvendinamas, manau, teisingai. Po trumpos pertraukėlės pasakojimas apie pasyvų namą Vilniuje, Gulbinuose. Gyvenimas pasyviajame name tai nereiškia tingaus gyvenimo, kaip galima būtų pagalvoti. Tai tiesiog gyvenimas name, kuris yra labai ekologiškas ir ekonomiškas. Namas, kurio visos išlaidos už šildymą, už vandenį, už elektrą ir net už vėdinimą tesudaro kiek daugiau nei 300 litų per mėnesį. Jei tai būtų 2 kambarių standartinis 60 kvadratinių metrų butas, tam išleistumėte tik 105 litus. Kalbame apie vadinamąjį pasyvų namą. Jų Lietuvoje po truputį daugėja. Skaičiuojama, jog tokiuose statiniuose sunaudojama iki 5 kartų mažiau energijos nei įprastiniuose. Reikalinga pasiekti tuos rodiklius. Juos galima pasiekti panaudojant įvairiausias medžiagas. Parenkant mūrą, ar iš blokelių, ar iš keraminių plytų, ar iš kitokių, ar karkasinį namą, parenkant šiltnamą medžiagą, putų polistirolą, akmens vatą, neoporą. Yra daugybė medžiagų, kurios yra rinkoje puikiausiai tinkamos tiems dalykams pasiekti. Tiesiog reikalinga kvalifikacija architekto, kad jis paskaičiuotų programoje tas visas medžiagas, tuos visus derinius, kad gautų tuos rodiklius. Negali paimti taip mechaniškai perkelt, reiškia, jeigu aš dabar pasakysiu, kad ten sienai buvo 35 cm vatos naudota, tai dabar kitam projekte paimkim, panaudokim tą patį storį, reiškia, ir gausim tą patį rezultatą, jokių būdų. Reiškia, tiesiog kiekvienam namui yra individualus skaičiavimas, reiškia, vienoje vietoje gal 20 cm užteks, kitur 25, priklauso kokie kiti namo elementai, kokiu parametru šiluminiu. Šiame name sumontuota rekuperacinė sistema, kuri gaivų orą siurbia per 30 metrų tunelį esantį po žeme ir jį pašildo, o pašildo tuo, kas jau yra šalinama iš patalpų ir kas jau nelabai tinka kvėpavimui. Požemio tiekiamo oro temperatūrą reikia pakelti mažiau, nes jis jau pašilęs. Tai pagrindinis daiktas, kuris buityje naudojamų prietaisų ir pačių gyventojų išskiriamą energiją paverčia šilumą. Dažnai manęs klausia, ar galime pasyviam name atidaryti langą? Visą laiką sakau, galim, darykit kiek tik tai norit, bet jums nebeliks to poreikio ir daryti langą, kadangi šviežias oras visada tiekiamas į patalpą ir tiesiog nebėra reikalo jo, kaip mes įpratę vėdinti per langą, nes namas visada yra išvėdintas. Jei lauke labai šalta, automatiškai įsijungia atsarginė sistema, šio namo atveju dujinis katilas. Nuo jo veikia grindinis šildymas. Grindinis šildymas tai tik pavadinimas. Jo čia tokio, kokį esame visi įpratę matyti, kas 10-15 cm po grindimis išvedžiotus įrenginius, nekvapo. Visą sistemą te sudaro pagal išorinės sienas po grindimis patiestas vienintelis vamzdelis. Yra ir keletas projektuotojų pasiūlytų gudrybių, kurios taip pat leidžia panaudoti tai, kas nieko nekainuoja. Štai čia viršuj jūs matote tokias lentutės kampus sumontuotas. Tai yra pergolės. Paprasta priemonė, kurios nereikia nei valdyti, nei variklių, nei elektros, nei jokių pultų kažkokių tai nereikia. Tiesiog žiemą, kai saulė yra žemai, visa šiluma praleidžiama į pastatą, nes mums reikia surinkti šilumą. Vasarą, kai saulė yra aukštai, jos apsaugo nuo perteklinio karščio patekimo į pastatą. Dabar yra žiema, vėsu, nėra reiškia saulės, mes gaudome šilumą, įleidžiame ją į vidų, kad nereikėtų dujų. Jeigu yra vasara ir žibina saulė ir mums reikia ją apriboti, kad neperkaitintų mums pastato ir kad nereikėtų energijos pastatui vėsinti. Nusileidžiam žaliuzes. Kaip matote, mes matome viską, kas yra aplinkui, matome ateinančią uošvienę su pyragaičiais, pas mus į svečius galime pasislėpti arba ateiti prie durų ją pasitikti, o iš išorės, tai atrodo
Tai atrodo šitaip. Tai yra kaip veidrodis. Mūsų nemato išorėje esantis. Toks paprastas būdas. Ir kadangi šita žaliuzikė yra arti stiklo, nesusidaro oro tarpas didesnis negu 3 cm, nėra cirkuliacijos, tai yra negeneruojamas karštis iš už žaliuzės, karštis į būtų negeneruojamas. Tai sakau, paprastas sprendimas. Šiuo metu mes su jumis esame katilinėje. Tai yra saulės kolektoriaus sistemėlė. Įdomus skaičiukas, tai yra šitoje vietoje, kur aš jau siūlau jums jį pažiūrėti. Štai šitas skaičiukas 23 laipsniai. Šiuo metu lauke jūs buvote, jūs matėte, kad yra apsiniaukę, yra debesuota, yra žiema, yra 5 laipsniai šalčio. Šie 23 laipsniai tai yra saulės kolektoriuje šildymo skysčio glikolio temperatūra. Tai paprasčiau paaiškina, tai iš gręžinio čia ateina vanduo 4-6 laipsnių ir boileryje jis yra jau 23. Tai kad mums pašildyti iki 55 reikalingų, reikia žymiai mažiau dujų, negu reikėtų šildyti iš gręžinio atėjusi vandenį. Trumpai apie saulės kolektorius. Štai jūs matote saulės kolektorius sumontuotus ant stogo, jūs matote, kad jie yra truputį apsnigti ir jūs girdėjote, kokią temperatūrą mes vis tiek pasiekėme katile, kaip jie dirba efektyviai. Mūsų nuomonė, kolbinis prieš plokštuminį turi privalumą, kad sniegas netrukdo. Netgi jeigu matot apsnigtą iš viršaus, tai šonai visi atviri. Ir tie 23 laipsniai, esant apsiniaukusiai dienai ir apsnigtiems kolektoriams, tai puikiai demonstruoja, kad jie tikrai yra efektyvūs. Pasyvus namas tai toks pastatas, kurio šildymui sunaudojama tik 15 kWh energijos 1 kvadratiniam metrui per metus. Jei jame veiktų centralizuotas miesto šildymas, už visą šaltąjį sezoną tikrai nepaklotumėte nei 1000 litų, greičiausiai pakaktų iki 800. Tai pasiekta konstrukcijos dėka. Name visiškai išvengta vadinamųjų šalčio tiltų, o sienos, grindys ir stogas itin gerai apšiltinti. Siekiant tokio efektyvumo atsisakyta net kamino, gartraukis yra su keičiamu filtru, o 95% naudingumu dirbanti rekuperacinė sistema puikiai užtikrina visada gaivų ir šviežią orą. Toje vietoje taip pat reikėjo padirbėti, kaip padaryti pamatus, kaip įrengti stogo sujungimą su sienomis, kaip įrengti stogo sujungimą su lubomis. Tai, ką aš jau minėjau anksčiau, tai ir yra tai, ką turi atlikti architektas, paruošdamas projektą, neleidimų gauti, o paruošdamas projektą su darbo brėžiniais tobulai pastatyti pastatą. Tas pats projektavimas, naudojamos tos pačios medžiagos. Tiesiog reikia įdėti truputį žinių. Taip pat ypatingai svarbu yra darbuotojų kvalifikacija. Jinai taip pat Lietuvoje yra pakankama. Visi tie patys mūrininkai, tie patys tinkuotojai, tie patys staliai, tie patys elektrikai, jie visi šitą gali padaryti puikiai. Lieka grandis priežiūra. Tai čia mes šnekame apie pačią projektavimo ir statybos eigą. Dabar jau daugybė architektų Lietuvoje turi ir tinkamą kvalifikaciją, turi netgi ir patirtį, galima sakyti, jau kadangi tų namų yra keletas jau tokių padaryta. Tai belieka tik tai lūžio užsakovų galvose. Visos absoliučiai medžiagos tinka ir lietuviškos, ir afrikietiškos, ir vokiškos, ir švediškos, visos tinka. Ir molis, ir medis, ir karkasiniai namai. Viskas tinka. Žinių tik truputėlį reikia. Tiesiog projektuotojas, architektas ir konstruktorius turi su tomis medžiagomis padirbėti. Įmonei stačiusiai šį namą pati statyba tetruko vos 8 mėnesius, įskaitant ir apdailos darbus. Šiandien jau tvirtai galima pasakyti, jog pasyvus statinys kainuoja vos keliais procentais brangiau nei tradicinis. Dažniausiai lietuviai taupo projektavimo darbams. Tačiau kone kiekvieno besidominčio tokiais namais užduodamas klausimas, kada arba per kiek metų tai atsipirks. Aš jums atsakysiu tiesiai šviesiai. Niekada. Niekada neatsipirks. O kada atsipirks geras gyvenimas? Kada atsipirks geras oras? Kada atsipirks geras maistas? Neatsipirks. Bet čia pusiau juokais. Dabar apie patį tą atsipirkimą. Žiūrint, su ko lyginsime. Mes galime lyginti, kur prieš tai aš pateikiau skaičius, tai lyginant su B klasės pastatu, sutaupimas maždaug 5-6 tūkstančiai į metus. Jeigu šitokio lygio pastatą reikia išleisti 60 000 daugiau, tai atsipirks per 12-15 metų. Toks yra ir atsipirkimas, sakykime. Bet yra ne tik tai, tai dar yra likvidumo klausimas. Žmonės
ženijasi, skiriasi, gimdo vaikus, vaikai išvažiuoja, tada būna per daug vietos, reikia parduoti, išvažiuoti gyventi kitur. Tai šitokio pastato likvidumas yra visiškai kitas. Įvertinus tai, kad energetiniai kaštai tik tai brangs, ar ne, tai manau, kad šitokio lygio pastatai, jie tikrai bus likvidus ir po 30 metų. Geras mikroklimatas ir geras temperatūrinis režimas, geras vėdinimas pastato, taip pat pailgina pastato tarnavimo ciklą. Jeigu gerą normalų namą reikės nugriauti po kokiu 80-100 metų, tai šito namo nereikės griauti po 80-100 metų, tiesiog reikės paremontuoti ir toliau vėl gyventi. Tai yra geras namas. Tai yra ilgalaikė investicija, toli žvelgiant į priekį. Šitas namas, sakykime, perspektyvoje jis dar po 10 metų nebus morališkai pasenęs, reiškia, šiluminė energetinė prasme, jis dar bus išsiskiriantis rinkoje. Netgi, reiškia, žiūrint iš tos perspektyvos, kad mes 20 metais jau turėsim beveik nulinės energijos namus statyti, sakykime, naujus, bet tų naujų namų dar nebus tiek daug, kad jisai, sakykime, tam bendram kontekste prapultų. Reiškia, bus daugybė senos dabartinės statybos namų, kurie yra dabar C klasės geriausiu atveju, arba, reiškia, kažkas jau B klasės statosi. Šitas namas yra A plus klasės. Reiškia, tai jis dar ilgą laiką bus, reiškia, lyderiaujantis rinkoje. Plus, iš kitos pusės, tai yra aukštesnio komforto namas. Tai yra, jame yra kontroliuojamas mikroklimatas. Jūs visą laiką turit pastovią temperatūrą. Nesiskiria, reiškia, ypatingai temperatūros, reiškia, grindų lygyje ir lubų lygyje, prie sienos ar kambario viduryje, tai yra vienoda temperatūra. Geresnė sveikata, itin palankus gyventi mikroklimatas, mažos sąskaitos ir dar daugybė situacijų, kurios nebekels jokių rūpesčių. Štai ką gausite, jei jūsų namas bus laikomas pasyviu. Triukšmaujantis kaimynai, žiemą ilgesniam laikui dingusi elektra ne bėda. Pasyvus namas visas šias problemas išsprendžia pats. Praėjusioje laidoje skambėjo štai toks klausimas. Kiek procentų energijos leidžia sutaupyti išmaniojo namo sistema? Ir teisingas atsakymas buvo net trečdalį energijos. Pirmasis teisingai atsakė ponas Norbertas. Ir jam keliauja prizas – savaitės leidinio mėnesio prenumerata. Ir jau kitoje laidoje trauksime burtus pagrindinę mūsų viktorinos prizui ekologiškam šaldytuvui Snaigė A++ laimėti. Viktorinoje dalyvaus visi, kurie teisingai atsakė į mūsų klausimus per paskutiniuosius 3 mėnesius. Nu dabar skelbiame naują klausimą. Kiek namų šiemet ruošiasi renovuoti Ignalinos rajono savivaldybė? Pirmajam teisingai atsakiusiam atiteks galimybė visą mėnesį skaityti savaitės leidinį. Na, visi teisingai atsakiusiai keliaus į naująjį mūsų viktorinos etapą, kuris įvyks po 3 mėnesių. Tad iki pasimatymo kitą šeštadienį, o jūs likite su Lietuvos ryto televizija.